Nauji metai prasidėjo raudonai žandais, pasirodykit. Baisiai šalta ir sausa, kas nėra labai blogai išskyrus tai, kad vanduo užšal ir sniego atsigerti nėra. Nu, einam vaikai ganyklą, reikia padaryti jom. Gerai, tuo būtinai. Nu, išsimautykit dar, aišku, čia, ką jau čia. Išvalgai. Neišsimautykit, ne. Kur galima? Būdavo? Paledė. Čia gerai tas, kad yra to tekančio tokio šaltinio vandens, tai dar neužšals, bet šiaip jau viskas, einam į pabaigą mes. Nenumaldomai, kaip sakant, jau iki savaitgalio, jeigu ištemsim, tai sakysiu, vau, gerai. Bet jeigu teks parsivesti 3 savaitės, tai irgi nieko nesakysiu. Aš įtariu juos ten geri, visai ne ten, kur Vincas su Martynu atskaldė. Reikia pasižiūrėti, ar joms ten išeina atsigerti. Bet jeigu gerti, tai turbūt išeina atsigerti. Snukučio dydžio dobutė. Vincute, ne. Nu, matai, kad jis plons levės dar yra. Nu, žiūrėk. Čia plons, bet čia tai ne. Vincas, žinai, kad čia. Atarkiai prieki čia turi. Ne, dar lengvai skima. Taip, būtent jos čia mieg. Ir nesvarbu, kad ten turi mišką, bet jom per toli gaunas vaikščiot. Ir jos mieg čia. Ir gražiai visai nuskuto. Visai tokiais nedideliais ploteliais dar duodam, bet va ten, kur tie medžiai jau prasideda. Nu taip, per visą kalną. Ten praktiškai prieš paskutinę ganyklą ir už tų medžių apeinam ten tą sodybą. Ir paskutinę ganyklą ir išeinam namo. Tai jau nebedaug liko ir ganyklų, ir oras tas jau toks. Bet va, geras skirtumas. O čia mes dabar leisim, ten matos toliau koliukai, į tokį vat plotą vienai dienai. Ir jos va taip va gražiai. Nu, ėda. Nu va, biškį turim sniego. Ir vis tiek gėrė, vis tiek atskaldžiau. Matyt, sausa yra, nu toks vėjas, viską išgarina, išdžiovina. Lauk mažulės, kol atidarysiu. Nes biškį užtrukau dėl to, kad nusprendėm duoti ten va tą pušyną. Nu, nes vis tiek mes link jo einam, tai dabar tokia juosta čia į jį duosiu. Nes, nu, žiūriu, kad jos va čia ant šlaitų miegt labai daug šūdų yra, tai reiškia, jos čia ir vakaroj. Nebegrįž tenai. Sau gal per toli čia, kadangi bus ir žolės biškės, gal paskui sugalvos, nes ten atsigulti. Bet jeigu jos taip daro, nu, matyt, jom nešalta, aš nežinau. Sunku labai iš tikrųjų yra, kai tu sprendi pagal save, o tau šalta, tai tu galvoji, kad visiems yra šalta. Šita vieta, kur jos rudenį buvo. Ir čia žalyta labai trumpa yra. Bet, va, draugė vis tiek ją skaba dar kartą. Nu, gerai, skabykit, mes pabiškį plaunamės. Daug dabar čia gavo visai su nakvynės vieta. Tai gal bus gerai. Atsigerti atidaužiam, dar įmanom atidaužyti. Atsigeria, nu taip jau yra žiema, kad jau jos gerina tada, kada labai noriu, tada jau turi režims atsirasti. Nes, pavyzdžiui, kai šienų šeriam, tai taip ir būn, kad tu ateini išrideni šieną. Jos ėd, tu nueini atskaldai, jos ateina tada atsigerti, nes paskui vėl užšal. Neįsi ten kas 20 minučių ir neskaldysi tą ledą, tai hebra, ėmenis nutrauksit. Suktuką, prisimenu, nes palikus esu ten, suktuką reikia, kad įkišti žemę, nes tai peršalus. Nei kartą tada taip nebuvo peršalus, tai jau visai laukiu, kada čia pasibaigs tas ganims, nes jau sunku labai darosi. Ir plus ganykla tai labai sudėtinga, nes ten toliausiai mašina kažkur, viską temkis, tyskis. Dabar gal netgi iš čia arčiau būtų ateiti. Nu, tu tilžė kaip berniuks varai, mušies su mazgiais. O čia tas piena gerims tau hormonų suknisai, tu dabar berniukų jauties. Taip dabar žiūriu, kad pagal ganyklas tai jaučiu iki kokią trečiadienį ištemptumėm, bet nežinau, ar tempsim. Nes tada vaikam jau į mokyklą, Urinai į darbą, tada jau reikia neiti.
į mokyklą, ką vaikų teisės pasakys. Laurinai darbą, ką darbdavys pasakys. Tai va, tai žodžiu, kažkaip nežinau, kaip čia padaryti, bet šiaip tai dar daug čia to žalies, joms čia visai gerai sekasi ją ėsti. Tai kažkaip pagalvoju, kad kiekvieną dieną 2-3 rulonus sutaupai, o joms čia ko puikiausiai sekasi ėsti. Tai irgi nenoris užskubėti, bet ir nenoris biškį perspausti visą to reikalą. Ką, Morkenzija? Nu ką, Morka, pasitrauk iš kelio, jei Morka, į naują ganyklą užstojot kelią. Prašau, Morka, eik. Prašau, kad... Ne, va, Morka norėjo išeiti naują ganyklą. Aha, ką norėjai? Čia nauja ganyklą? Tai taip, čia ta, kur ką tik padarėm. Kažkaip be ūpo. Su žolėm burnuose ateina, tai reiškia, dar ten randat ką paėsti. Aišku, nėra čia gerai nuėdusios. Bet sunku biškį yra jau jos taip spausti irgi. Vis tiek nori, kad jos jau galėtų biškį pasirankioti. Bet, nu gal dramblė tai biškį papūdus. Kitos karvytės. Nu ne, nu biškį va gal bertai sunkiau. Ką sunkiau? Tie kudliai tai ne. Ne, nu žiūriu, vis tiek jau gali pradėti jos skūsti, jau čia normalų sausio mėnesį yra, nesvarbu ar tu šieno ar ko maitinsi. Tiek daug energijos reikia šilumai. Turiu kailę karvės. Turi kailį karvės, nu šiandien bent saulė gal biškį išlys. Bet žinokit, nepašildės tą saulę. Saulė jį išlenk, bet jinai nieko. Martynai. Šiandien į darbą pasiėmėm pilną komandą, nes yra sunku koliuką įkišti sušalusią žemę, bet jį ištraukti yra dar sunkiau. Oi, atsargiai, neišsidrėkit. A karvytės matei? Išsidrėvė, mama. A karvytės matei? Gerai. Dirba mane. Sunku, baisiai sunku. Vieną koliuką tai net neištraukiau, kad ir kaip stengiausi. Jam žinkim šitą Martyną klausimą. Dar, paklausim? Dėl ko, mama, manęs su tėtė neisa karvės, o tavęse? Dėl ko? Dėl to, kad aš esu jų šeimininkė, o jūs tik prašalaičiai. Suprantat, kaip čia yra? Tie, kurie... Atsargiai, žiūrėk, jau čia jos įeis. Tie, kurie tik tais kartais pro šalį praein. O aš ta, kurie aplanka jas kiekvieną dieną. Taip. Būtent. Nu šiaip ne taip, pabaigiam čia labai sunkiai mums sekės, saulė net pasislėpė ir nusileido. Ko? Jau vakars? Nu taip, žiema, dienas trumpas. Užtrukom. Oi. Nu tos kažkaip geriau atrodo, negu karvės prie namų. Kažkaip tos geriau atrodo. Labiau čia prisitaikusios, mažiau sukūdusios, o iš visų sunkiausiai yra peleniai. Nežinau, jinai maitin vaiką, aišku, laukęs. Dėl to gal jai sunku, bet tai visas čia irgi yra maitinančias ir besilaukiančias. Nu. Bet čia yra angusai. Angusai, ne? Nu. Jos mažiau lepės. Nu. Nu, O taip. pavyzdžiui, O, pavyzdžiui, rašys tai visai spakainai eina. Trumpą šį savaitę video padarėm. Dėl ko tai buvo? Nes tingėjom filmuoti. Ne, nu gal ir dėl to, bet dar ir dėl to, kad kamerai šalta. Karvėm gal ne šalta, bet kamerai tai tikrai šalta. Sustings ir atsijungi. Aha, jo, sunku. Nu, bet šiam video mes karvių dar neparsivesim. Nors šeštadienį išeis video, ne? O O mes sekmadienį. parsivesim. Jo. Sekmadienį. Sekmadienį, nu, taip. Turim planą parsivesti sekmadienį. Nu gerai. Rytoj dar atvažiuosim pas jas. Tikrai ne aš. Aš jau pavargau čia visą tą savaitę. Pas tas karvės. Važiuoti. Pusę valandos, po 2, 3, 4, 5 valandas. Tai gerai, bet važiuok, kokia žandai rauda gražiai. Ne, labai man tai negražiai. Nu gerai.